Šiandieną Zarasų varžybose mes esame jau dalis lietuvių įveikę Europos čempionatą ir pasaulio čempionatą. Aš tikrai norėčiau kitiem metam pakviesti daug daugiau lietuvių dalyvauti ne tik Lietuvoje, bet visi draugiškai suvažiuoti Europos ir pasaulio čempionatus. Visi kartu mes jėga. Treniruotė puikiai, viskas labai smagu, gera banga, smagi trasa, bet va, pirmą važiavime sprogo motoras gabalais ir... Kartais sugenda, bet jisai Lietuvos čempionas ir Lietuvos pasididžiavimas. Padėliojo viską, va tai. Tai va, taip ir viskas. Ką, technika, nieko nepadarysi. Tai vieni varžtai nelaiko, tai kiti varžtai nelaiko, bet šį kartą kažkaip net laikė korpusas. Išplyšo sponsonas, padarė skylę, motociklas paskendo. Bet lietuviai tikrai turi aukštą lygį vandens motocikluose, sporte. Visi gerai plaukia, net sunku palyginti su pasaulio čempionatu. Niekaip negalim įsiaiškinti, kuris yra greitesnis, nes vienas varžybos būna vienas pirmesnis, kitas, tai labai sunku taip spręsti, kai paklausia, kuris geresnis. Komanda nuostabi, plaukimai, varžybos yra afigienos, tai žiauriai esu laiminga, kad esu čia ir žadu nepasiduoti ir eiti toliau.